Esu Paulina Grodienė, Fruitberry kūrėja. Fruitberry per 30 sekundžių paruošiami maistingi kokteiliai, kurie į dienos racioną leidžia traukti ypač didelį kiekį skirtingų vaisių, uogų ir daržovių. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per dieną žmonėms suvalgyti 5 porcijas vaisių, uogų ir daržovių. Nepaisant šių rekomendacijų, net ypač sveikai besimaitinantys žmonės nesuvalgo rekomenduojamo jų kiekio. Sprendimas – Fruitberry. Tai greitai paruošiami maistingi kokteiliai, kurie į jūsų dienos racioną įtrauks didelį įvairių vaisių, uogų ir daržovių kiekį. Fruitberry produktai pagaminti 100% natūralių ingredientų, be jokių pridėtinių cukrų, konservantų, priemaišų, gausų skaidulų. Taip pat verta paminėti, kad Fruitberry pagaminti iš liofilizuotų ingredientų. Tai reiškia, kad maistinės vertės yra beveik 100% tokios pačios kaip natūraliuose produktuose. Fruitberry yra patogus, greitas, pinigus ir laiką taupantis produktas ir puikus pasirinkimas šių dienų skubančiam žmogui. Savo veiklą Fruitberry vykdo per elektroninę parduotuvę, kas reiškia, kad tokio pobūdžio veikla reikalauja nuolatinių atnaujinimų. Ir tam, kad liktume konkurencingi rinkoje, nuolat ieškome inovatyvių skaitmeninių sprendimų. Į Edichą kreipiausi todėl, kad visą laiką gaunu informaciją apie vykstančius seminarus, mokymus, kuriuose mes įgyjame naujų žinių, įgūdžių, būtinų skaitmenizavimui. Taip pat Edichas mums padeda kaip ir verslo platforma, kur galime susitikti kitus verslus, inovacijų kūrėjus, tyrimų institucijas, viešosios organizacijos atstovus ir tokiu būdu užmegzti bendradarbiavimo ryšius ir surasti naujų galimybių. Žinoma, kada kalbame apie skaitmeninimą, tai nėra vien tik tai didžiulių verčių sukūrimas, tai yra ir dideli iššūkiai. Todėl yra labai svarbu, kad europiniai skaitmeninių inovacijų centrai prisideda tiesiogiai prie smulkaus vidutinio verslo konsultavimo, prie auditų darymo, prie pagalbos, ieškant tolimesnių finansavimo šaltinių, taip pat tiesiogiai prie pagalbos, diegiant ir kuriant vertę per skaitmeninimą šiose įmonėse. Verta paminėti, kad Fruitberry kaip įmonė atsirado po vieno iš Edicho organizuoto konkurso, kurio tikslas buvo skatinti moterų verslumą ir kurti inovatyvius produktus. Dalyvaudama konkurse įgijau ypač daug žinių ir įgūdžių iš savo srities profesionalų mentorių, kuriuos šiai dienai 100% pritaikau Fruitberry veikloje. Be to, kad įgijau naujų įgūdžių, noriu pasidžiaugti ir tuo, kad konkursas padėjo rasti ir bendruomenę, kurios palaikymas buvo ne tik konkurso metu, bet ir po jo. Jeigu norite į dienos racioną įtraukti kuo daugiau vaisių, uogų, daržovių ir jų didesnę įvairovę, kviečiu aplankyti mūsų internetinę svetainę, užsisakyti ir sveikai gyventi jau šiandien.